Ir kai, nežinau, jeigu gal mokyklai pas jūs nebuvo, senų pas manęs, prasivažiuodavo kiaulė, storbambė, visai, žirna dar būtų tokius žodžius. Nu, bet dar ne taip. Vis tiek aš buvau tokia irgi nelabai tokia žiopla. Atsigindavau kartais, prieš bernus neatsiginsi, nuo berną gagato, prieš draugės gindavus, muždavus, jau vaikystėje muždavus, pati gaudavau, kitam duodavau. O prieš bernai lieka bernai, su jais neįsimuštas. Būdavau kur įprotingesnių, toksai vienas atsimenu, visą laiką kartais pagalvoju, jisai, kai kiti prasivardžiuodavo, jisai sakydavo, o jeigu jūs tokie būtų, net sako, kaip, ar jums patiktų, kai jums prasivardžiuodavo? Nu, eini gatvėj, nu, vaikai visur atsisuka, nu, tas pats daugiausiai storbambė daugiausiai, vat jie yra visą laiką girdėti. Kitokio gyvenimo Loreta ir neatsimena. Kasdieniai žeidinėjimai ir ašaros jos kasdienybė tapo dar paauglystėje. Tačiau bėgant metams moterį vis labiau slėgė nebe dvasinės, o fizinės kančios. Vis sunkiau jai darėsi žengti kiekvieną žingsnį, o pernai viršsvoris moterį ir visai kalino namuose. Metai laiko. Nieko negalėjau. Nu ką jinai darydavo, ateidavo prie kriauklės atsisėdusi. Indus suplaut padėti. Ten, pavyzdžiui, pas mus, kai vandens nėra, jeigu skalbėmės, tai prie mašinos, ten išgręžti skalbinius, nu, o daugiau, nu, valgyt prie dujinės pataisyti, padaryti. O taip, ką dirbti, tai pagrindas sėdimą. Kojinės mėgst, pirštinės, toks, gintarus vertimą, sėdimą darbą. Nes nieko negalėjau paeiti. Dar užpraeitą vasarą, tai dar galėjo darželius ravėti, bet atsigulus jį ravėdavo. Į darželius ir daržas dar buvo, turėjo gyvulių, karvę, tai viską atsigulusi. Ir labai patinka gėlės, jūs čia matėte daug darželių, jį čia viską prižiūri, pavasarį sėklelės susiperka, pasisėja į daigelius, o praeitą vasarą tai buvo tragedija iš viso. Nebegalėjau iš viso paeiti, net į mašiną, nes mama mašiną turi, kur jau važiuodavo žvejoti, net eidavo ir į mišką grybauti. O jau, kad čia pradėjo iš viso jis sustorėjo po žiemos, tai tik sėdėjo prie stalo, verdavo karoliukus, jis tiesiog jį miegodavo. Ir mama įsigasdavo, jis taip sėdi, bumt, ir nuvirsas tokia. Man pradėjo blogai darytis, aš nebegaliu be paeiti. Aš, pavyzdžiui, taip sėdžiu. Ir, negaliu, sėdžiu, čiukšt ir taip pasidėdami ir užmingu. Galvoju, kad čia man kažkas jau yra. Paeiti irgi sunkiau, pradėjo to koją skaudėti visai. Čiunkt užmingu. Paskiau naktim atsikeliu, bet kada žiūriu, sėdžiu ant krašto, nemiegu lovai visą laiką. Atsiguliu, atrodo lovai, atsisėdu ant krašto. Tačiau ir tai dar Loreta ištvėrė. Į paniką moteris puolė tik tada, kai medikai ją pagąsdino ankstyva mirtimi. Tuomet jau tapo visiškai aišku, kad liepto galas pasiektas, sako ji, ir reikia gelbėtis nedelsiant. Dietoms valios neužteko, tad Loreta kreipėsi į specialistus. Ir reikia pas tą daktarą kaip jau veikti, aš pasisvėriau ant tų svarstyklių 225 nuo 180. Kai pradėjau verkti, taip ir nebegalėjau besusilaikyti. Nebuvau dar toksai svoris. Aš ir sakau, žiūriu, man tas paltas jau vis mažai. Tokį megztinį ten sijonas, kas yra jie trikotažiniai. Aš ar plečiuosi, jie neina suprasti, trikotažas leidžia. Po 5 metų bet kokio konservatyvaus gydymo, tai yra tabletės, dietos, fiziniai pratimai, visa kita, svoris 98% pacientų grįžta atgal. Šiuo metu yra vėlgi visiškai aiškiai įrodyta mokslo, kad vienintelis efektyvus nutukimo gydymo būdas yra chirurginis. Yra įvairių operacijų, kurių pasiekoje svoris krenta skirtingai. Viršsvoris. Viršsvoris tai yra tai, kas virš normos, kiek žmogus turi sverti. Tai po skirtingų nutukimą gydančių operacijų svoris nukrenta skirtingai. Bet jis nukrenta ir nebegrįžta.
Visi kiti būdai konservatyvūs yra neefektingi, laikini, kitaip paprasčiau tariant. Todėl ligoniai, kurie iš tiesų svėrė 230 kg, buvo visiškai, mano požiūrį, invalidizuota. Dėl to, kad tai yra didžiulis krūvis, kurį reikia nešti pačiam žmogui, didžiulis krūvis širdžiai ir visa kita. Tai tiesiog neturi jaunas žmogus, neturėjo kitų šansų. Ta puikiai suprato. Nors sprendimas buvo rastas, ne viskas taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Daktaras iškėlė sąlygą. Operacija bus atlikta tik tuo met, kai Loreta ženkliai sumažins kūno svorį. Prieš šitą operaciją ir prieš kitas nutukimo operacijas, kai yra ypatingai didžiulis svoris žmogaus, mes skaičiuojame kūno masės indeksą, jos indeksas buvo 77 ir šitos operacijos daromos laparoskopiniu metodu. Ir mums dėlius neįmanoma įeiti į pilvą, neužtenka pilve erdvės. Būna suriebėję ne tik pilvo organai, bet mums labiausiai būna suriebėję ir kepenis. Kadangi dar reikia pripūsti specialių dujų į pilvą, norint manipuliuoti ir atlikti operaciją, neįmanoma. Todėl ligoniai turi prieš operaciją numesti svorio. Paprastai reikalaujama 8% svorio. Tačiau jeigu žmogus tą sugeba numesti pats, mes to džiaugiamės ir to užtenka. Žmogus per mėnesį laiko numetus 8% savo svorio, mes jam atliekam operacijas. Tačiau šitą ligonį, jinai aiškiai vardino, kad šito negalės. Man jau greitai 40 metų ir aš negaliu turėti valios. Kai pas daktarą nuėjau, aš pasakiau tiesiai šviesiai, sakau, daktarė, aš neturiu valios. O daktaras pasakė, sakė, tas burbulas tau duos valią. Tai tam tada yra pasitelkiamas balionas, kurio veikimo principas labai paprastas, yra įvedama į endoskopo pagalbą, įvedamas į skrandį specialios polimerinės medžiagos balionas, kuris pripildamas specialiu skysčio. Tokiu būdu jis ištempia skrandžio sieneles ir duoda žmogui sotumo jausmą. Kai jis yra sotus, jis mažiau valgo ir mažiau telpa jame. Ir to pasiekoja ligonė dabar, jau statytas balionas yra prieš 5 mėnesius, numetė 40-45 kg, man atrodo. Tai labai džiugu, jau dabar jau visiškai kitaip jaučiasi, gali paeiti. Labai efektinga. Ir tada sekantis etapas yra daryti operaciją. Nes jeigu išėmus balioną, o į balioną galima laikyti neilgiau 6 mėnesių, svoris žinoma vėl atauga. Nes nepanaikinamos priežastys. Nebuvo, vis tiek. Tai jūs nematėte, pažiūrėjau, Tai dar 4 mėnesiai. ir sunkiai užtraukti jau vos tai. Jau dabar, va, 40 jau. Va.